Labas vakaras, brangieji. Kągi, ateina pas mane žmogus ir sako, viskas, žmona veja iš namų. Po šito žiemos, sako, viskas, daugiau negaliu gyventi tokiame name, viskas pučia, viskas keura ir kūrenam, lyg prisikūrenam šiltą, tuoj pat atšala. Sako, aš dirbu pečkuriu ir dar plus nuolatos visi nepatenkinti, reikia kažką daryti. Sako, tai dabar nuo ko pradėsim, ką reikia daryti, nuo ko pradėti. Sako, lyg tai per langus man pučia grindį šaltos, nesuprantu, ką daryti. Ir tada sako, ir medžiagų įvairių, kokias medžiagas reikia užsipirkti, nuo ko pradėsim iš vis. Tai ar nesusiduria su tokiom problemom? Iš tikrųjų, daugelis žmonių turi problemą, tačiau nėra šitoje srityje girdėję kažko, net nežino nieko, o daryti kažką reikia. Ir štai jie ateina su klausimais. Tai aš norėdamas padėti būtent tiems, kas tikrai turi problemą ir tiesiog neturi žinių šitoje srityje, neturi patirties, tai užvest ant kelio. Tai mano esmė, mano mokymų principas yra ne duoti konkrečius patarimus, o išmokinti žmogų mąstyti pagal tuos principus, kurie yra esminiai, sužinoti esminius principus ir žiūrėti pagal juos ir tikrai sprendimus priimsit patys ir pačius geriausius. Jeigu nors šiek tiek pasidomėsit, galiu dar kartą jums patvirtinti, statyboje nėra jokios mistikos ir nereikia būti profesorium kažkokiu, kad tiesiog priimt normalius, racionalius sprendimus. Tai kągi, brangiai, ką ir kuo šiltinti pirmiausiai? Nuo ko pradėsim kelionę į šiltą ir ekonomišką būstą, į jaukų būstą? Tai kągi šiandien kalbėsim pirmiausiai. Tai pirmiausiai mes ir pradėsim nuo pasiūlymų. Kas aktyviai dalyvausit šioje transliacijoje? Tai būtent per mano nemokamas mokymų transliacijas galima gauti štai šitą pasiūlymą. Šito seminaro, tai yra bazinio žinių komplekto viso, ko reikia, kad namas būtų šiltas, ekonomiškas, šiuolaikinis, modernus ir nebrangiai, nedarant klaidų, neperdarinėjant, ką reikia nuveikti, tai visa tai sudėta šiame seminare ir šito seminaro kaina, šiaip pas mane yra įrašas, kainuoja 57 euriukai. Bet jeigu žmogus domisi tuo ir tikrai eina ir aktyviai dalyvauja ir kelia klausimus, aš visada tiesiog padedu žmonėms ir kiekvienas šitose transliacijose gali gauti ryškę nuolaidą, tai yra 27 eurų nuolaida ir nubraukiam tuos 57 ir tiesiog šitą įrašą gali įsigyti tik už 30 eurų.
Tai tikrai ne tie pinigai, kuriuos vertėtų sutaupyti, o po to padarius klaidą arba net kelias klaidas mokėti tūkstančiais. Tai šitos žinios jau pasitvirtino 1000 kartų ir žmonės jas įsigiję tikrai sako, aš sutaupiau garantuotai ir daug. Tai įvairiai žmonės sutaupo, vėlgi priklauso nuo jų darbų masto, nuo to, ką jie veikia. Taigi, galimybė yra ir šį vakarą ta galimybė yra būtent tiems, kurie gyvai dalyvauja šioje transliacijoje. Tai apie ką mes šiandien pakalbėsim? Pirmas dalykas, mes vėl prisiminsim šiltinimo prioritetus, todėl kad kyla klausimas, tai nuo ko pradėti? Tai kur pirmas prioritetas, į ką reikia atkreipdėmėsi ir toliau, kokie prioritetai yra. Toliau, kada mes suprantam, kad reikia pradėti šiltinti nuo viršutinių konstrukcijų, tai kyla klausimas, tai ar stogą šiltinsim, ar palėpės grindis. Jeigu ten yra palėpė, ką reikia šiltinti, stogą ar pačią perdangą tarp šaltos palėpės ir šildomų kambarių. Kaip tai suprast? Ir tada mes kalbėsim apie tai, o kaipgi turi būti įrengta šiltinimo sluoksnis, nes ką pirmą šiltinti ir kaip šiltinti, kuo šiltinti, nes tikrai įvairios medžiagos reikalauja įvairių sluoksnių ir jeigu mes to nepadarysim, nesuprasim šito dalyko, mes padarysim labai didelę klaidą ir tada bus labai sunku ištaisyti. Taigi oro ir garo barjerai, čia apie tai būtina pakalbėti tiesiog. Trumpai aš jums tai priminsiu. Ir toliau šiltinimo technologijos pasirinkimas. Tai gerai, nusprendėm, kad šiltinam. Pradedam, reiškia, pagal prioritetus ir tada, o kuo šiltint? Žmonės klausia, o kuo geriau? Čia šitas klausimas, mes jį paliesim šiek tiek ir pamatysit, kad kiekvienas jūs gali turėti savo sakykime, supratimą ir savo norus, savo žinojimą iš ankstinį. Aš pasidalinsiu, kaip aš matau šitą dalyką. Toliau, šeštas klausimas, kaip pasitikrinti, ką mes nudirbom, arba kaip pasitikrinti, nuo ko pradėti taip pat, tai sandarumo testo būtinumas. Pasižiūrėti, ar mes teisingai padarėm ir ar nuo tos vietos pradėjom. Ir pasidarysim iš to išvadas. Tai štai toks planas mūsų. Ir aišku, aš pabaigoje atsakysiu jūsų klausimus. Klausimų registruojantis yra tikrai daug, tai, kiek jau spėsiu, kiek išeis, tiek ir atsakysiu. Kągi, keliaujam. Tai pirmiausiai, šiltinimo prioritetai. Mes turim suvokti paprastą elementarią fiziką tam, kad suvoktume, kodėl yra būtent tokie prioritetai. Kas darosi mūsų būste. Mes pirmiausiai, štai čia mes matom, kad radiatoriais mes šildom orą. Ar ne? Tai yra šildymo prietaisai, mes šildom orą. Šiltas oras kyla į viršų. Ir kada jisai pakyla į viršų, jisai spaudžiasi į viršutinės atitvaras. Ir kai jisai spaudžiasi, jisai tiesiog ieško plyšelių, ar ne? Jeigu jis jų randa, jis tiesiog su visais mūsų į šilumą investuotais pinigais per tuos plyšelius sunkiasi ir bėga laukan. Tai štai išeina per viršų mūsų pinigai sušildytas oras. Patalpose gaunasi oro išretėjimas. Tada natūraliai per apatinius nesandarumus į vidų traukiamas šaltas oras. Jis vėl eina per šildymo prietaisus ir vėl kyla į viršų. Ir tai yra kamino principas. Viršui išeit, per apačią įtraukti. Kągi, tai iš šito mes ir žiūrim, kad pirmas dalykas, sušildytas oras kils į viršų, remsis į viršutinę konstrukciją, todėl pirmiausiai ten ir turim atkreipti dėmesį. Į ką toje konstrukcijoje mes turim atkreipti dėmesį? Mes turim pirmiausiai padaryti sandarumą, kad šiltas oras atsirėmęs į konstrukciją negalėtų išeiti. Nes šitaip išeina didžioji dalis šilumos. Ir kada mes užsandarinam viršų, štai tada neišeina šiltas oras ir štai tada, kas įvyksta. Apačioje neįtraukiama šaltas oras. Ir pradeda šiltas oras kauptis, nes jis negali išeiti. Kada jisai kaupiasi žemyn, jis tada pradeda spausti į šoninės atitvaras, tai yra į sienas, ir galų gale, kai prisikaupia pilnai, tada sušyla ir grindys. Tai
Štai akivaizdžiai matosi prioritetai, kadangi, nu, pagal šitą dėsnį viršuje prisikaups, tik tai tada pradės spausti į sienas, reiškia sienos antras prioritetas, toliau trečias durys ir langai, nors jų šilumos laidumas galbūt ir didesnis negu sienų, bet jų plotai daug mažesni, todėl sienos bendroj sumoj lemia didesnius šilumos nuostolius. Tai antroji vietoje sienos, trečioji vietoje yra durys ir langai, ir ketvirtoje vietoje yra grindys ir pamatai. Štai šiltinimo prioritetai. Ir dabar kyla klausimas, tai kai mes suvokiam, kad pirmas prioritetas yra viršutinė konstrukcija, dabar klausimas žmogui, va yra pas mane, sakykime, namas, šildomi kambariai pirmam aukšte, virš pirmo aukštų yra šalta palėpė ir dvišlaitis stogas. Tai sako, ką man šiltint? Kur? Ar stogą šiltint? Sako, aš noriu šiltint stogą. Sakau, jeigu palėpė nešildoma, tai kokia prasmė šiltint stogą? Nes šiltinimo principas yra toks, atskirk šilumą nuo šalčio. Tai dabar žiūrėkit, štai čia yra šiluma, ar ne? Atsiprašau. Taip, čia yra šiluma šitoje vietoje kambaryje, ar ne? O čia jau yra šalta, čia nešildoma yra. Tai reiškia, čia yra šaltis. Tai kam tą šilumą išleisti į šaltį, nes jis tiesiog pamažu išeis iš vis į lauką. Tokiu atveju jums aišku, kad reikia pradėti šiltinti nuo perdangos. Tai dabar pasižiūrėkim. Jeigu mes norim šilumą išsaugoti tik čia, bet neapšiltinom perdangos, tokiu atveju visa šiluma užpildys pamažu ir palėpę. Ir ten iš palėpės eis, jeigu nešiltintas, sakykime, tuščiai šildysim palėpės erdvę. Kam to reikia? Tai jeigu mes apšiltinam palėpės grindės ar ne, arba perdangą iš išorinės pusės, tokiu atveju kas gaunasi? Šiluma kaupiasi tik tai ten, kur mums jos reikia, kur mes ją naudojam. Tada mes ryškiai taupom, nešildydami tuščiai erdvės ir jeigu mes, sakykime, palėpę, norėtume stogą šiltinti ir palėpę padaryti šiltą, tokiu atveju reikėtų stogą sandarinti. O kam tą daryti, jeigu visą šitą plotą sandarint, tai yra daug didesnis plotas negu palėpės grindys, nėra jokios prasmės. Todėl, dar kartą kartoju, šiltinimo principas sako, atskirk šilumą nuo šalčio. Todėl reikia žiūrėti, šaltis yra ten, kur nėra šildoma. Tai ne ten, kad laukia yra didesnis šaltis negu palėpėje. O kodėl palėpėje mažesnis šaltis? Todėl, kad dalis šilumos išeina per perdangą į palėpę. Iš kur kitur atsiranda šiluma ir sumažina šaltį? Tai tik tai iš mūsų kambarių. Ar mums tai naudinga? Tai padarykim taip, kad šiluma neitų iš kambario per lubas į palėpę, tvarkingai, sandariai apšiltinkim ir viskas. O palėpė tai yra tiesiog šalta erdvė. Ir reikia skaityti, kad palėpė yra tas pats laukas. Kada yra iš išorės šalta nešildoma erdvė, tada skaitoma, kad šiltinti ją reikia lygiai taip pat kaip nuo lauko. Nuo tos erdvės reikia apsišiltinti kaip nuo lauko. Taigi, dar kartą, šiltinimo principas – atskirk šilumą nuo šalčio. Tai labai paprasta. Ir žmonės atsako, jeigu yra pas mane nešildomas garažas priblokuotas prie namų, tai kaip man ten šiltint? Lygiai kaip nuo lauko. Jeigu nešildoma patalpa, tai jokio skirtumo nėra kaip nuo lauko. Bet sako, garaže šilčiau. Nu taip, šilčiau tik todėl, kad per tą atitvarą į garažą išeina tavo pinigai sukurta šiluma. Ar tau tai naudinga? Paleist tuščiai tą šilumą. Tai apšiltink, kad kaip ir per kitas atitvaras, lygiai taip pat ir į garažą nekeliautų šiluma, nes ten jos iš tikrųjų nereikia. Gerai, tai dabar
Vėl žmonės dažniausiai orientuojasi į šiltumo tokius parametrus. Pirmiausiai visada orientuojasi į šiluminę varžą. Kodėl? Todėl, kad nuo senų senovės, nuo senų laikų, kai tik tai mes pradėjom šnekėti apie šiltinimo medžiagos efektyvumą, nuo senų laikų buvo įkalta mums, kad pagrindas yra šiluminė varža. Kad ta medžiaga kuo prasčiau turi praleisti šilumą. Ir tada žmonės sako, padidinsiu šiluminę varžą ir bus daug šilčiau. Tačiau žmonės deda pačius tauriausius sluoksnius šiltinimo medžiagos ir labai dažnai gauna labai menką rezultatą iš to. Todėl, kad nepagalvoja, nepasirūpina sandarumu. Sudeda šiltinimo medžiagas, kurios pačios iš savęs laidžios orui ir šilto oro nesulaiko. Ir tada šiltas oras keliauja per tas medžiagas, kad ir per storesnį sluoksnį, jis vis tiek pamažu išeina ir mes prarandam didelius kiekius šilto oro su visa šiluma, o šilumą kuriame savo pinigais. Taigi, tyrimai štai ką parodė, kad šiluminė varža tai yra tik 20% praradimo, o 4/5 tai yra sandarumas. 80% šilumos nuostolių patiriama dėl nepakankamo sandarumo. Todėl pirmiausiai yra sandarinti. Tai žinot, jeigu žmogus klausia, sako, tai ką man daryti? Sakau, tu turi padaryti 5 dalykus. Sandarinti, 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 sandarinti ir apšiltinti. Tai yra, jeigu apšiltinimą mes laikom kaip šiluminė varža, ar ne? Tai va, 4/5 užsandarint ir 1/5 sutvarkyti pakankamą šiluminę varžą padaryti. Bet šiluminė varža, jinai gali būt numatoma ir skaičiuojama tik tai tada, kada medžiaga nepaleidžia iš savęs sušildyto oro. Jeigu ji yra užsandarinta, tada jinai turi pastovią šiluminę varžą. Bet jeigu oras esantis šiltinimo medžiagoje, gavęs šilumą, gali pabėgti iš ten, tai jis ir išsineša tą šilumą. Tai jeigu vata yra laidi orui ir šilumą gauna, tokiu atveju oras esantis vatoje tiesiog keliauja per ją. Tai jis keliauja arba į viršų, jeigu iš viršaus uždaryta, jis ten spaudžiasi, eina į šoną, randa kampą galą kažkur neužtaisytą ir tiesiog iškeliauja. Per kitą, iš kitos pusės nesandarumą įtraukiama šaltas oras, nes jeigu iš ten išėjo kažkas, reiškia ten išretėjimas, į ten įtraukiamas kitas oras. Jis vėl ima šilumą, vėl spaudžiasi, vėl lenda kažkur ir šitaip mes prarandam. Tai todėl apie varžą kalbėti tada, kada medžiaga yra laidi orui ir neužsandarinta, yra nesąmonė. Tai yra netiesa, tai yra nerealu. Todėl va, ta deklaruojama varža niekada neatitinka tikrosios, realios varžos, jeigu medžiaga neužsandarinta. Arba medžiaga turi būti pati iš savęs sandari ir laikyti viduje orą. Tada tas oras blogai perduoda šilumą ir jis tampa geru izoliatoriumi. Taigi, dabar apie oro ir garo barjerus, ar ne? Tai kada mes turim štai šitokį reikalą name, kada viršutinės konstrukcijos praleidžia orą, o apatinės taip pat praleidžia įtraukiamą orą. Viršui pabėga, per apačią įtraukiamą, ar ne? Tai dabar, kai nėra oro barjero, tai tiesiog šitaip ir vyksta. Oras neturi barjero, jis neturi užsandarinimo, neturi ką atsiremti ir tiesiog keliauja laukan. Tai kas bus, jeigu mes uždėsim oro barjerą, ar ne? Uždedam oro barjerą. Tiesiog va čia padarom taip, kad oras negalėtų praeiti, kad atsiremtų į kažką. Tai darome, sakykime, mes kalbėsim apie tai, kokiais būdais tai galim padaryti. Sakykime, kad padarėm ir oras negali išeiti. Kas tada vyksta? Išorėje oras neišeina ir tada iš apačios oras neįtraukiamas. Ir mes šildom tą orą, kuris yra patalpose ir mes jį pilnai prišildom. Šiltas oras su visa šiluma nepabėga ir tada mes visą tą tūrį galim prišildyti ir gyventi šiltame ore. Tai dabar vėl klausimas, o kaip tai pasiekti? Tai tiesiog naudoti sandarinimui skirtas orui nelaidžias medžiagas. Tai kas tai gali būti? Tai yra pirmas
jeigu mes naudojam šiltinimo medžiagas orui laidžias, tai neišvengiamai mes turim šitą kompleksą naudot ir sandarinimo papildomą sluoksnį, tai yra oro garo izoliacija. Iš vidaus visada tada dedama oro garo izoliacija. Tai yra nepraleidžia nei oro, nei vandens garų. Kitas būdas be plėvelių, be šitų membranų komplekte, mes galim naudoti sandaraus šiltinimo technologiją. Tai realiai Europoje sandaraus šiltinimo nėra didelis pasirinkimas. Praktiškai Europoje yra bene vienintelė technologija, kuri ir šiltina, ir sandarina vienu metu. Ir svarbiausiai, kad tai yra ilgalaikiai. Nes apšiltinti sandariai tuo momentu galima. Poliuretaninės putos, daugelis jų, sakykime, atvirų porų poliuretanai paprastai jie laidūs orui visiškai, bet jeigu mes paimsim uždarų porų poliuretanus kietesnius, jie tikrai nelaidūs orui, jie sandarūs. Bet turi vieną bėdą. Per laiką jie išsisandarina. Kada kinta temperatūra ir santykinė oro drėgmė, poliuretanai traukiasi ir tiesiog jie praranda sandarumą savo struktūroje, jie traukiasi, atsiplėšia nuo konstrukcijų, skilinėja savo porose, savo visame plote ir jie tiesiog tampa laidūs orui. Tai šitą savybę kanadiečiai eliminavo jau seniai ir padarė medžiagą, kuri neturi šitų trūkumų ir kuri išlaiko pilną sandarumą, tai yra sandari medžiaga, ji leidžia, sakykime, konstrukcijoms, ant kurių jinai užpurkšta, leidžia išdžiūt pilnai per save, bet oro nepraleidžia. Va čia yra tikrai unikali struktūra. Tai yra poliuretanų, kurie nesitraukia. Yra ir tokių daugiau, bet rinkoje jų yra labai mažai arba praktiškai nelabai rasit už tai, kad jie labai brangus ir žmonės tiesiog neskiria tiek investicijų į šiltinimą. Tai yra tikrai labai brangu ir aš žinau, kad yra ir BASFas gamina specialius poliuretanus, kurių susitraukimo koeficientai yra labai maži, bet jie yra labai brangus ir praktiškai, kiek aš studijavau Lietuvos rangovai, kurie šiltina su poliuretanais, praktiškai beveik niekas tokių poliuretanų nenaudoja. Rinkoje naudojami poliuretanai traukiasi nuo 1,5 iki 15% net ir tai praktiškai neduoda sandarumo garantijos per ilgesnį laiką. Tai va čia yra du tokie būdai. Tai arba naudosim mes izoliacinės plėveles, tai tada naudojama, kada naudojam orui laidžias medžiagas, arba išsisandarinančias medžiagas, arba naudosim sandaraus šiltinimo technologiją. Praktiškai, ką aš galiu šiuo momentu pasiūlyti, tai yra gamo putos, gamo technologija. Ir vėl sakys, Robertas vėl su tuo savo gamo. Ką man daryti, brangieji, jeigu tai tikrai technologija, kurią aš pats išbandžiau, kuri pasiteisinusi yra, bet aš nerandu kitos. Tai jeigu jūs atrasit kažką tai, kas tikrai adekvatu atstoja tai, kas gali tikrai išlaikyti ilgalaikį sandarumą ir kas tai efektyvu, duokit man žinią, padiskutuokim, išsiaiškinkim, padarykim tyrimus, padarykim ekspertizių krūvą, kad tikrai įsitikint, kad tai tikrai yra veikia ir aš tada visiems skelbsiu taip pat apie šitą technologiją, kaip apie vertą dėmesio ir vertą panaudojimo. Tai pasidalinkit savo patirtim, jeigu tikrai žinot ir ištyrinėjot šitą dalyką, tai dalinkimės patirtim, tai labai gerai bus visiems. Tai dabar žiūrėkit, tai apie oro barjerą pašnekėjom, uždedam oro barjerą ir tada mes šilumą sukaupiam patalpose. Dabar kas darosi, jeigu nėra garo barjero, ar ne? Tai tiesiog žiūrėkim, mūsų vidaus gyvenamose patalpose yra visada ore labai daug vandens garų. Iš kur?
Vien žmogaus kvėpavimas, papūskit ant veidrodžio iš burnos, jūs iš karto matot, kad garai eina, ar ne? Pridėkit ranką prie veidrodžio, palaikykit, nuimsit ir matysit rankos kontūrą, nes per odą išgaravo taip pat vanduo ir ant šalto paviršiaus matosi, kaip tai yra. Taigi, jeigu mums atrodo, kad mūsų oda sausa, tai sausa tik dėl to, kad tas vanduo, kuris išeina per odą, jisai greit išgaruoja. Vienas žmogus per parą išgarina iki 2 litrų vandens. Tai daug vandens garų, plus mes verdam, skalbiam, džiovinam, grindis plaunam, gėlės laistom ir taip toliau. Dušas, visa tai garuoja. Ir va tie garai yra mūsų patalpų ore. Ir tada, kada tas oras eina, sušildytas oras ir su sušildytais vandens garais, visa tai remiasi į atitvaras. Ir jeigu atitvarose nėra garo izoliacijos, kas gaunasi, tada oras eina kiaurai ir vandens garai pasiekia šiltinimo medžiagos išorinius sluoksnius, kurie yra šalti, nes jie su išoriniais šaltais oro sluoksniais kontaktuoja, vandens garai ten kondensuojasi ir pamažu ta medžiaga tampa šlapia. Todėl be garo izoliacijos orui laidžios medžiagos jokių būdų negali būti, kitaip bus didelė bėda. Visa šiltinimo medžiaga taps šlapia ir su šito dalyku aš susiduriu labai dažnai ir žmonės tikrai galvodami, iliuziškai galvodami, kad orui laidžios medžiagos tokios kaip vatos, mineralinės akmens vatos, kad jos yra oi šiltos, geros ir jie tai reikia įdėti į konstrukciją ir viskas ir jos laikys šilumą. Tai kai eina šiltas oras su vandens garai kondensuojasi, ten ir vata tampa visiškai šlapia ir tada gaunasi didelė bėda. Visą ją reikia išimti, visas konstrukcijas reikia džiovinti ir kaip paskui visą tai pakeisti, tai yra tiesiog tragedija. Tai dabar žiūrėkim, jeigu mes paimam ir uždedam garo izoliacinį sluoksnį. Yra 2 variantai. Pirmas variantas - uždedam garo izoliacinį sluoksnį, natūralu, kad garas tiesiog nepraeina ir šiltinimo medžiaga konstrukcijoje jinai visą laiką lieka sausa. Viskas su tuo gerai. Yra dar vienas variantas, dar optimalesnis, dar geresnis. Tai pavyzdžiui, gamo technologijoje yra unikalumas tas, kad atvirų porų struktūra, šita medžiaga, gamo medžiaga yra atvirų porų struktūra, bet jos porų struktūra yra tokia paini ir tokia smulki, kad oras neprasiskverbia per ją. Bet vandens garų molekulės difuzijos būdu gali įeiti į nestorą sluoksnį šitos medžiagos, į paviršinį sluoksnį. Ir kas gaunasi tada? Dalis garų susikaupia paviršinėme šitos medžiagos sluoksnyje tada, kada vandens garų yra tikrai patalpoje daugiau. Ir štai šitie garai tiesiog atrodo kaip investicija įeina į šitą sluoksnį ir toliau, kada viduje, sakykime, oras išsausėja, tai kai mes pakeliam temperatūrą, santykinė oro drėgmė mažesnė, tada mes jaučiam, kad burnoj džiūt pradedam, mes jaustis pradedam negerai, kai santykinė oro drėgmė svyruoja. Tai kai išsausėja oras, kas gaunasi iš čia, žiūrėkit, kas gaunasi. Vandens garai iš to paviršinio sluoksnio grįžta atgal į patalpą. Tokiu būdu yra išlyginami stiprus santykinės oro drėgmės svyravimai. O tyrimai parodė, kad santykinės oro drėgmės svyravimai ypatingai slopina žmogaus darbingumą. O žiūrėkit, vasarą sėdit, giedra diena, dirbat kažką, tai viskas gerai ir toli pasirodo juodas debesys, ar ne? Santykinė oro drėgmė kinta iš karto, slėgis kinta, santykinė oro drėgmė kinta ir jūs jaučiat, kad jau kažkas ne taip, jau darbingumas krenta. Tai kada santykinė oro drėgmė pastovi, darbingumas žmogaus daug geresnis. Tai va ta medžiaga, gamo medžiaga, jinai kažkuo panaši į medį. Kodėl medinėme name yra jaukiau gyventi? Žmonės kartais jaučia tą dalyką, kad mūrinis namas nuo medinio ryškiai skiriasi ir medinėme name jaukiau. Todėl, kad santykinės oro drėgmės svyravimus medis šiek tiek kompensuoja.
O va šita gamų putos, šita technologija ir kompensuoja daug geriau negu medis. Todėl, kai šitą tyrimą padarė kanadiečiai, tada šita medžiaga pradėta naudot ten, kur reikia aukšto darbingumo. Kompiuterinėse laboratorijose, gydymo centruose, chirurginėse laboratorijose, mokymo įstaigose, kur reikia susikaupimo, kur reikia darbingumo. Tai labai pasiteisino. Tai štai, garo barjeras galima išvis uždaryti viską, ar ne? Kaip tai pasiekti? Tai galima tiesiog sandarinimui naudoti skirtas orui nelaidžias medžiagas, bet turinčias pakankamą garų laidumą medžiagas. Tai va šita gamo technologija praktiškai yra bene vienintelė, kuri duoda galimybę kompensuoti santykinės oro drėgmės svyravimus. Jeigu mes paimam ir uždedam garo plėvelę, tokiu atveju jau garai kokie yra, tokie yra ir tiek jų yra, kiek yra. Tai čia kitas. Tai galima tiesiog dėti visiškai sandarę iš vidaus garo izoliacinę plėvelę ant nesandarių šiltinimo medžiagų arba naudoti sandarės šiltinimo medžiagas, kurios pačios iš savęs be jokių papildomų plėvelių gali duoti jums tokį tikrai labai svarbų jaukumo ir darbingumo efektą. Tai dabar žiūrėkit, kyla klausimas, tai ką pasirinkti? Kaip šiltinimas, sako, gerai, pradėsiu nuo stogo arba nuo lubų, sakykime, jeigu ten ir palėpėje kambariai įrengti, tai gerai, man reikia stogą šiltinti. Tai o kokią technologiją šiltinti? Tokių klausimų kyla labai dažnai ir labai daug. Tai nuo kuo dabar šiltinti? Tai aš sakau ne kuo, o kaip. Ir tas atsakymas toksai žmogui, tai vis tiek, tai šiltink sandariai. Tai pirmas dalykas. Ir padaryk pakankamą šiluminę varžą. Šiluminė varža yra tada, kada šiltas oras šiltinimo medžiagoje negali pabėgti. Tai reiškia, ją reikia gerai užsandarinti. Jeigu tai sugebėsi padaryti, tai pakankamą sluoksnį padaryk ir padaryk taip, kad iš šildomos patalpos šiltas oras neturėtų galimybės pabėgti. Va čia ir yra pati esmė. Tai dabar pasižiūrėkim į šiltinimo medžiagas, kokios jos yra, iš ko mes renkamės. Tai rinkoje kas yra? Reklamuojamos įvairios birios medžiagos, ar ne? Ekovata, kur ten eko ta žodžia dalelytė iš vis neatitinka realybės, tai yra biri celiuliozinė vata, ar ne? Kuri ten prisotinta borų rūgštim, boraksu, tom medžiagom. Ir toliau kitokios granulinės medžiagos, polistirolo granulės, sakykime, ten akmens vata, kuri yra susmulkinta įvairi. Tai aišku, kad šitos medžiagos yra kiaurai absoliučiai laidžios orui, nes tai yra medžiagos, kurios yra birios, per birias medžiagas šiltas oras keliauja lengvai. Aišku, kuo jos tankesnės, tuo šiek tiek pristabdo oro tekėjimą, bet oras per birias medžiagas bet kokiu atveju eina lengvai. Antras dalykas, standžios lakštinės medžiagos. Taip pat didžioji dalis iš jų yra laidžios orui. Jeigu mes paimsim PPS, kas tai yra putų polistirolas, ar ne? Jeigu imam putų polistirolą, tai žinokit, kad granulinis putų polistirolas yra laidus orui. Sandarumo testai tai aiškiai rodo, kad oras, sakykime, paimam orą, prileidžiam tų dūmų ar ne, tų diskotekinių vadinamų, nes ten sandarumo testui naudojami tie nekenksmingi dūmai. Ir kada slėgį sudarom, kiaurai eina per granuliuotą polistirolą. Ekstruzinis polistirolas, jis jau nelaidus orui, taip. Tai va, polistireninis putplastis, mineralinės akmens vatos, visos vatos praktiškai laidžios orui. Standesnė šiek tiek mažiau, o minkštos tai iš vis kiaurai laidžios orui. Tai reiškia, šitos medžiagos taip pat be atskiro sandarinimo neturi būti naudojamos. Tai va, birios medžiagos, standžios lakštinės medžiagos, jos turi būti sandarinamos iš abiejų pusių ir dėmesio brangiai. Ne tik iš abiejų pusių, bet ir iš galų, kraštų, kampų ir iš visur pilnai. Nes jeigu mes tik tai plokštumas užsandarinsim, šilumą gavęs oras pradeda plėstis,
jis retėja, pradeda plėstis. Ir jeigu galai neužtaisyti kažkur, per vieną kampą šiltas oras pradės ištekėti, per kitą galą bus įtraukiamas šaltas oras. Viskas. Tai jau ryškus praradimas šilumos, kai yra galimybė šiltam orui pabėgti. Trečia grupė medžiagų - ant paviršių užpurškiamos medžiagos. Tai va, ką mes kalbėjom, purškiami PPU, tai yra putų poliuretanai, ar ne, purškiami putų poliuretanai ir ta vadinama purškiamąją kovata. Tai šlapiuoju būdu užpurškiamąją kovata. Ten purškiama kartais su klijų mišiniu arba tiesiog šlapia kovata tam, kad jinai šiek tiek sutankėtų. Bet kokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, purškiamas poliuretanas, reikia žiūrėti į jo savybės. Tuo momentu, kai užpurškiamas, jis gali būti sandarus. Bet jeigu šitos medžiagos susitraukimai nuo temperatūros ir nuo santykinės oro drėgmės pokyčių yra dideli, tai šita medžiaga neišvengiamai susitrauks, nes konstrukcijoje vasara yra karšta, žiema yra šalta. Perėjus per šitą temperatūrų svyravimą, poliuretanai susitraukia. Todėl iš karto pirmiausia jūs turit pasižiūrėti, kiek susitrauks. Tai yra medžiagų savybių tyrimų protokole reikia žiūrėti matmenų stabilumo testo rezultatus. Ir jeigu matmenys nestabilūs ir susitraukimai yra didesni, tai žinokit, kad medžiaga per laiką išsisandarins. Ir kada jūs užpurkšit, uždėsit apdailą, patikrinsit sandarumą, viskas gerai, uždėsit apdailą, po to po kelių metų jūs žiūrėsit, kad vis labiau ir labiau nuostoliai didėja šildymo, tiesiog iš kažkur išsisandarino. Ir ką tada daryti? Plėšti apdailą vėl ir sandarinti. O kaip sandarinti? Suskilinėjus į poliuretaną, ką jūs paskui su juo darysit? Tiesiog reikia į tuos dalykus atkreipdėmėsi. Aš tai kalbu nuolatos, bet žmonės kažkaip galvoja, kad viskas bus gerai. Tai neturėkit iliuzijų, brangiai, fizikos neapgausit. Ir jeigu jau yra tokia savybė medžiagos, tai įvertinkit ją, kad ji bus nesandari. Tai ką tada? Tai reiškia, tada reikia dėti sandarinimą iš anksto jam. Tai jeigu jau mes dedam papildomas plėveles sandarinimui, tai tada ar verta mums naudot brangesnę technologiją tam, kad paskui ją vis tiek užsandarinti, tai gali tą pačią vatą sudėti tada jau, jeigu sandarinti. Arba tiesiog imi iš karto technologiją, kuri neišsisandarina, užpurškė, jokių plėvelių nereikia, uždėję apdailą ir užsibaigė. Su garantija, su viskuo pilnai. Tai va, pasirinkimas yra. Taip. Ir va, tas būtent sandaraus šiltinimo technologija, kaip ketvirtas, tai kaip išskirtinis, tai jeigu kažkas žino dar tokį produktą, kuriam nereikia nieko papildomai, kuris neišsisandarina ir kurį galima tiesiog instaliuoti paprastai, greitai ir su garantija, būkit geri, pasidalinkit, platinkim tokius dalykus, nes žmonėms to labai reikia. Kol kas dabar aš rinkoje randu tik tai šitą technologiją, aš apie ją ir kalbu. Ir atrodo, kad aš ją propaguočiau. Taip, realiai aš ją propaguoju, nes man ji patiko, man jinai tarnauja, man tai naudinga ir aš noriu padaryti, kad žmonės tiesiog žinotų apie tai ir galėtų pasinaudoti. O ką jūs darysit, brangiai, kaip jūs šiltinsit? Nu, tai tik jūsų pasirinkimas. Aš duodu informaciją apie tai, kokios yra galimybės. Žinot, aš paėmiau tokias populiariausias medžiagas, kas naudojama daugiau rinkoje ir pasižiūrėjau, ką jos turi ir kokias savybės ir ką mes gaunam iš to. Tai vat paėmiau tiesiog kelias grupės medžiagų šitų ir savybės paėmiau. Ar vyksta oro konvekcija medžiagoje? Tai kaip sakiau, jeigu šilumą gavęs oras gali pabėgti iš ten, tai iš karto jis nešasi ir mūsų šilumą, mūsų pinigus. Tai ar vyksta šitas procesas? Oro konvekcija tai yra sušilusio oro judėjimo galimybės. Toliau, ar reikalingas oro barjeras šitom medžiagom? Tai ar jos laidžios orui pačios iš savęs? Toliau, ar reikalingas garo barjeras? Tai reiškia, ar tuo pačiu, ar reikia papildomo garo barjero tom medžiagom? Ir ar yra išsisandarinimo galimybės? Jeigu net medžiaga sandari tuo pačiu momentu, ar yra išsisandarinimo galimybės? Ir kokias medžiagas paėmiau? Tai yra birios medžiagos,
Tai ekovata, granulinės medžiagos, kaip aš ir visas tas grupės tiesiog sudėjau, standžios lakštinės medžiagos, ant paviršių užpurškiamos medžiagos ir sandaraus šiltinimo technologija GAMO. Tai arba tas naujosios kartos poliuretanas. Ir dabar žiūrim, birios medžiagos, praktiškai oro konvekcija pilnai vyksta, sušilęs oras gastruliuoja per medžiagą, eina kiaurai, oro barjeras neišvengiamai reikalingas tam, kad mūsų pinigai sušildytas oras nekeliautų laukan. Garo barjeras, kadangi oras eina kartu su garu, reikalingas būtinai ir išsisandarinimo galimybės, jeigu mes naudojam tas membranas įvairias arba plėveles ir klijuojam lipniom juostom, tai ekspertizių rezultatai, praktika rodo, kad po kelių metų vis tiek atsiranda išsisandarinimų, daugiau ar mažiau jų atsiranda. Todėl, kad klijuot prie aplinkinių konstrukcijų, sakykime, kažkokį perdangos ar stogo elementus sandarint, mes klijuojam prie konstrukcijų, kur yra dulkių, kur yra čerpetojimai, kur yra nelygumai, kur tiesiog nelygus netiesiniai paviršiai lankstosi. Ir tikrai plėvelės įsitempia, tos lipnios juostos įsitempia, klijuojasi šiek tiek prie dulkių, prie įskilimų medienos. Ir per laiką ten cirkuliuoja oras ir išsisandarina, atsiklijuoja. Šito dalyko yra tikrai daug. Tai štai, birios medžiagos laidžios orui išsisandarina. Jeigu standesnės medžiagos, oro konvekcija juose šiek tiek mažesnė, bet vis tiek jinai yra. O toliau visa kita lygiai taip pat. Orui laidžiom medžiagom reikalingas ir oro barjeras, ir garo barjeras. Ir taip pat, kada mes tuos barjerus dedam, klijuojam, yra išsisandarinimo galimybės. Toliau ant paviršių užpurškiamos medžiagos. Būtų poliuretanai, purškiama ekovata. Tai oro konvekcija medžiagos viduje, tai sakykime, kada yra putų poliuretanas uždarų porų ir jis nelaidus orui tuo momentu, tai kaip ir nėra. Bet jeigu jisai išsisandarins, iš karto oro konvekcija gauna galimybę. Oras gali praeiti per šitą medžiagą, per suskilimus, per plyšelius, jau oro konvekcija atsiranda. Ir tada natūraliai, kad jeigu tai atsiranda, iš karto yra poreikis ir oro barjerui, ir garo barjerui, ir va, tos išsisandarinimo galimybės yra. O sandaraus šiltinimo technologija, va, būtent kanadiečiai ir sprendė, kad oro konvekcijos medžiagoje nėra. Šita medžiaga yra praktiškai nelaidi orui, tai yra sandari medžiaga ir ji neišsisandarina per laiką. Tai jos susitraukimo koeficientai yra tokie maži, kad ji niekada neišsisandarina ir tai yra su garantija. Tai 20 metų garantija, kad medžiaga neišsisandarins, kad ji niekur nedings, kad ji nesubirės, nesukirmys ir taip toliau. Tai va visi tie, tiesiog aš rinkoje matau šitą dalyką, mano tyrimai patvirtina tai, todėl galiu šito pasidalinti. O jeigu jūs turit kitokią nuomonę, dalinkitės, argumentuokit, tikrinkim ir galų gale gal aš taip pat, ne viską žinau ir gal kažkiek klystu kažkur, bet kol kas man pasitvirtino tai ir aš iš savo patirties šitą dalyką jums perduodu. Tai kągi, brangiai, koks mano patarimas? Tai jeigu jūs jau suvokėt, kad sandarumas yra 4/5 sėkmės gaudant šilumą, neišleidžiant jos, tai aišku, kad kokią šiltinimo technologiją be panaudotumėt, prieš apdailą būtina atlikti namo sandarumo testą. Net jeigu panaudojot GAMO technologiją, ne? Ir jau ten atrodo, patikima, garantuota viskas, bet ar tikrai visur užpūsta, ar tikrai visur pilnai sandaru? Pasitikrinkit, kad paskui duosit leidimą uždėti apdailą, gipsą užsuks ten jums ir jeigu paskui jūs darysit sandarumo testą tik po to ir po to pamatysit, kad kažkur tai praeina, tai ką, reikės apdailą lupt laukam. Tai jau skaudžiai, tai tikrai nepatogu, tai yra išlaidos papildomos, šito dalyko tikrai neprisijimkit savo. Todėl sandarumo testą būtinai pasidarykit iš anksto. Ir aš kaip visada rekomenduoju, kadangi aš dalinuosi šitais dalykais pas save, sandaraus namo svetainėje, tai sandarumas ir kvėpavimas. Žmonės sako, tai užsisandarinsim, gyvensim kaip termose, ar ne?
Tai kaip ten, kaip kvėpuos tada namas, ką reiškia namas kvėpuos, va čia vėl labai interpretacijų daug, žmonės įsivaizduoja, kad kvėpavimas tai yra oro vaikščiojimas per konstrukciją. Tai tada, jeigu oras vaikščioja per konstrukciją, tai apie kokį sandarumą kalba. Tai tada nėra jokio sandarumo. Štai žmonės bijo sandarumo, nes galvoja, kad jie uždus tame name ir bus labai negerai gyventi. Tai va apie tai tiesiog, kad susigaudyt, įeikit, pasiskaitykit, pasidomėkit apie tai. Nu ir kągi, brangiai. Tai toliau esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir jeigu jūs norit man užduoti klausimus, vad sakykime, kažkur tai kilo klausimas, ar ne, ir noriu pasitarti su Robertu, tai žinokit, kad yra mano telefonas, prie kurio yra visos internetinės programos, WhatsAppas, Viberis, Skype'as, Messengeris, Telegramas ir taip toliau. Naudokitės tuo ir susisiekit su manim, nes jeigu jūs užduosit klausimą raštu, tai aš tikrai sakau raštu, aš nekonsultuoju, nediskutuoju ir į klausimus neatsakinėju. Tik tai gyvų žodžiu. Nes raštu tai yra tiek laiko suvalgo ir tiek neaiškumų gaunasi susirašinėjant, kad aš atsisakiau kategoriškai visiškai šitos paslaugos, todėl raštu iš manęs negausit nieko, aš galiu tik tai atsakyti į tai, kad raštu nekonsultuoju, susisiekit su manim telefonu. Viskas. Geriausiai vaizdo ryšių, tada galima aiškiau vienas kitam kažką net parodyti, kažką nupiešti, sakykime, ant kokio lapelio arba tiesiog per kamerą parodyti tiesiogiai konstrukcijas ir galima rasti atsakymus. Tai štai, ir primenu dar, kad šį vakarą, kurie dabar klausimus uždavė bus žmonės, tai pagalvokit apie tai, ar jums reikalingos šitos žinios, ar jūs norite tikrai jas įsigyti, nes šiandien yra tikrai galimybė tiems, kas dabar tiesiogiai aktyviai dalyvauja, yra galimybė įsigyti, gauti nuolaidos kodą, įsigyti tai daug pigiau. Tai jeigu jums tai aktualu, aš prašau jūsų, kad tiesiog galit dabar komentaruose parašyti žodelį noriu. Ir tada bus aišku, kad jūs tikrai norite įsigyti šitą seminarą ir tada, kai aš matysiu, kad tai yra jūs esat būtent tiesioginėje transliacijoje, tada aš prašysiu, kad jūs šį vakar arba rytoj iš ryto elektroniniu paštu parašytumėt man laišką su parašymu, kad dalyvavau seminaro transliacijoje, noriu nuolaidos kodo šitam seminarui. Ir tada bus jums atsiųstas nuolaidos kodas. Tai mano elektroninis paštas yra labai paprastas, robertas@sandarusnamas.lt. Tai tiesiog aš jį dabar parašysiu komentare. Taip, Robertas sandarusnamas.lt. Štai, galite tiesiog nusikopijuoti šitą. Rašau, kažkas nepavyko. Kodėl nepavyko? Nežinau, kodėl komentaruose, taip komentarai. Kartoti. Va, viskas gerai. Taip, nu kągi. Ir dar primenu, kad įsigydami šitas žinias, jūs nieko nerizikuojat, nes jeigu jūs perklausot šitą seminarą 5 dienų bėgį nuo įsigijimo ir nusprendžiat, kad jis jums nenaudingas, aš ne tik tai, kad grąžinu jums tuos pinigus, kuriuos investavot, bet pridedu dar 10% kaip kompensacija už sugaištą laiką ir sunaudotą energiją. Tai tiesiog yra mano garantija, kad šitos žinios, jos yra tikros ir jos neša tikrai grynąją naudą. Jeigu jums atrodo kitaip, tiesiog aš sugrąžinsiu jums pinigus ir netgi dar pridėsiu 10%, kaip kompensacija. Tai mano principas tiesiog, jeigu žmogus norės tuo pasinaudoti, jis ir tą seminarą jau aš iš jo kompiuterio jo neištrauksiu atgal, jis pasiliks ir dar plus gaus atgal
visą sumą, kurią investavo dar su priemoka. Jeigu jau žmogui tiek blogai, kad jisai šitai pradės manipuliuoti, nu, reiškia, jam tikrai labai reikia, tai aš pasirengęs ir paaukoti jam. Tiek to. O čia ant jo sąžinės tegu lieka. Aš dėl to nenumirsiu tikrai. Tokių variantų dar nebuvo, tarp kitko. Taigi, mėlyjeji, aš tikrai jums linkiu racionalių sprendimų ir ekonomiškų rezultatų. Konsultacijos pas mane yra sandarusnamas.lt svetainė, yra skyrelis konsultacijos, išsami konsultacija šiltinimo klausimais ir jūs galite ten užsiregistruoti ir tiesiog bet kada galite atkeliauti pas mane į konsultaciją. Jeigu jūs norit konsultacijos trumpos iki 10 minučių, praktiškai aš nieko neprašau iš žmogaus, tiesiog trumpai atsakau į paprastus klausimus. Jeigu daugiau, tada jau registruojamės ir skiriam konkretų laiką. Dar kartą akcentuoju, brangieji, raštu nekonsultuoju. Yra mano telefono numeris, drąsiai kreipkitės, skambinkit ir susiderinsim viską. Tai kągi. Tai grįžtam į čia, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Dabar tie, kas žiūrit, galit užduoti klausimus, o per tą laiką pradžioj aš atsidarysiu jūsų registraciją, nes ten yra daug klausimų tikrai ir pabandykim pereiti per juos. Tai dabar nuimam skaidres ir keliaujam į klausimus. Taip, nu kągi, Povilas klausė. Tai dabar yra štai toks klausimas. Gyvenamas namas, mūrinis, perdanga šiltintas paliais, juos nukasus, kokiu būdu ir medžiagom šiltinti perdangą bei palėpės. Dalis ploto palėpės perdangos tose vietose nėra, reikėtų šiltinti patį stogą ir sienas. Kaimynas ant spalių perdangoj užsipūtė ekovatos 30 cm, efekto nepajuto. Jūsų komentarai ir patarimai. Dėkui. Tai Povilai, pirmas dalykas dabar, žiūrėkit, kai spaliai yra biri medžiaga, per ją oras eina, ar ne? Už tai ir jau žmogus jaučia, kad reikia renovacijos, reikia kažką daryti. Tai kai žmogus užsipučia dar birios medžiagos, kad ir 30 cm, oras vis tiek eina ir to efekto didelio tikrai nėra. Galų gale, žinot, Povilai, nuo ko reikia pradėti? Visada reikia pradėti nuo problemos. Ką jūs norite išspręsti? Tai iš karto pirmas dalykas, kokia problema yra. Patalpos greitai atšąla, didelė šildymo išlaidos ir taip toliau, va tada iš karto, tai kur dingsta šiluma? Aš kūrenu ir aš sušildau orą. Kur dingsta mano šiltas oras? Kokiu būdu galima tai nustatyti? Tai aišku, sandarumo testas. Pirmas dalykas. Bet jeigu jau jums ir taip garantuotai aišku ir jūs jau matot, kad ten jau šnypščiančiai eina per viršų visiškai, tai ką viršų reikia padaryti sandarų. Spaliai jie nesandarina, per juos eina kiaurai, tai yra biri medžiaga ir bet kokia kita biri medžiaga ji taip pat neužsandarins. O jums reikia sandarumo. Kokiais būdais? Mes čia šiandien ir aptarim, kokie būdai. Tai arba jūs naudosit tokias medžiagas, kurios leidžia per save orą, ir tada jūs turėsit iš apačios dėt garo izoliaciją, iš viršaus dėt vėjo izoliaciją. Kodėl? Todėl, kad iš apačios mes turim nepaleisti šilto oro ir neįleisti į orui laidžią medžiagą garų. Tai pirmas sandarumas iš apačios, o iš viršaus mes neturim įleisti šalto oro į medžiagą, nes jeigu medžiagoje ir esantis oras gavęs šilumą galės išeiti, o šaltas oras galės įeiti, tai nešiltinimas. Todėl iš išorės mes šiltinimo medžiagą turim apsaugot nuo šalto išorės oro. Ir abu tie sluoksniai turi būti sandarūs. Tada oras esantis šiltinimo medžiagoje, gavęs šilumą, jis negali niekur pabėgti. Ir tada jisai stovi vietoj, o šilumą jisai perduoda prastai oras. Va štai gaunasi šilumos izoliacija.
Bet tai va su orui laidžiomis šiltinimo medžiagomis yra tikrai pakankamai daug problemų, todėl kad užsandarinti jas ilgalaikiai ir patikimai yra sudėtinga. Nesakau, kad neįmanoma, bet tai pakankamai sudėtinga. Reikia paruošti tuos paviršius, prie kurių klyjuosit lipnią juostelę ir gerai paruošt, ne bet kaip. O kada yra ypatingai visos dulkės, birios medžiagos ten, sakykime, ir tos pačios, kad ir vatą klojat labai daug vatos plaušelių dulkių, visą tai reikia nuvalyti. Kaip nuvalyti? Kada yra kampai, kertės ir visa kita, kaip ten garantuotai padaryti? Nu, yra reikalų su tuo. Tai galit stengtis tai daryti. Aš, kada visą šitą dalyką ištyrinėjau ir pamačiau, kaip tai vyksta, aš atsisakiau šito būdo savo name ir aš paėmiau tą sandaraus šiltinimo technologiją gamų ir padariau viską. Ir perdangą, ir sienas, ir lubas, ir grindis, viską pilnai, kevalą padariau. Ir tikrai, nu, džiaugiuosi tuo rezultatu. Tai jūsų pasirinkimas, ne? Tai lygiai taip pat, ar stogo konstrukciją šiltinsit, ar perdangą šiltinsit, visą tai galima tiesiog padaryti. Jeigu stogo konstrukcija, tai tiesiog stogo danga, po jie yra antikondensacinė difuzinė plėvelė, ant tos plėvelės galima tiesiog užpurkšti šiltinimo medžiagą, ją nulyginti ir užkalti iš vidaus apdailą. Viskas. Aišku, ten dar yra vienas niuansas, kad reikia būtinai perpurkšti ir medinės konstrukcijas, kad per medinių konstrukcijų sandūras taip pat neįtų oras. Šitą klaidą savo name aš padariau, aš šiek tiek turiu nuostolis dėl to, apie tai aš dalinuosi, kai kada kalbu apie savo namą, visą laiką manęs prašo, ir aš kartoju dažnai, ne taip dažnai, bet laikas nuo laiko kartoju tą laidą apie savo namo statybą, kaip aš visą tai dariau, kaip rinkausi namą, kaip planavau ir taip toliau. Tai šitą klaidą aš padariau. Per karkaso sandūras pas mane yra oro nutekėjimai šiek tiek, tai, nu ką, yra ir yra dabar jau. Bet aš dalinuosi tuo, kad kiti to nepadarytų. Tai štai Povilui tiek galiu pasakyti, kad kokias medžiagas naudosit, tai jūsų pasirinkimas, bet kaip jūs užtikrinsit sandarumą. Todėl kai panaudojat medžiagas, užsandarina taip, kaip jau arba nereikia sandarinti, nes pačios, sakykime, pati medžiaga, jeigu putas tas purškėt gamo, tai pačios užsandarina viską, arba jūs naudojat kokias vatas ar kitas orui laidžias medžiagas ir sandarinat plėvelėmis, padaryt sandarinimą ir darot sandarumo testą. Tik tai po to jau galima uždengti viską pilnai. Visas šiltinimo medžiagas reikia uždengti, nes graužikai tikrai atsidurs šiltinimo medžiagose. Jie eina sienom, jie lipa kiaurai visur, kada užspaudžia jo šaltis, jie ieško, kur šilčiau. Ir jie lenda ten, kur šilčiau, darosi savo urvus ir ten gyvena. Ir tuose urvuose jie gyvena, jie ten krepždavo, jie tai juda ten. Ir visi krepždėsiai ir viskas, plus tie urvai, nu ką, jie suardo šiltinimo medžiagą tiesiog. Ir tada ir sandarumas dingsta ir taip toliau. Tai va, uždengt sandariai, kad neįlystų, kad neliktų jiems plyšelių. Pelytei centimetro plyšelio pilnai užtenka, kad jinai ten apsigyventų. Aš tai patyriau savo name, vieną kabelį ten buvau išvedęs tiesiog ir OSB plokštėje apie centimetro skylutė buvo platesnė negu pats kabelis, tai pelytė susirado, įlindo, gavau atkelt plokštę, perpūst ten pilnai, sutvarkyti ir sumažinti, kad neįlystų tiesiog. Izoliuoti, užsandarinti. Gerai, tai Povilui atsakiau į šitą klausimą. Toliau klausia Andrius. Klausimas toks. Sveiki, gyvenu 85 metų statybos Alytnamyje, kurio išorinės sienos yra apšiltintos 10 cm akmens vata ir apkalta plastikinėmis lentelėmis. Sudėti 3 kamerų plastikiniai langai, namo pamatai ir lubos dar nieko nedaryta. Tikslas pasiekti B klasę namo šilumos varžos efektyvumą. Čia iš karto pasakysiu, kad B klasė tai yra ne kažkokios šilumos varžos efektyvumas, o tai yra namo energinio efektyvumo klasė. Tai čia su varža nieko nesiriša praktiškai. Toliau sekantis klausimas. Jeigu namo išorinės
išorinės lubos yra medinis karkasas, kurio bendras storis yra 12 cm ir jo viduryje yra 10 cm stiklo vata, kuom ir kiek reikėtų šiltinti. Kitas klausimas dėl pamatų. Namas turi rūsį, rūsio grindys yra 1,5 metro žemiau žemės paviršiaus, kiek ir kuo šiltinti pamatus iš išorės. Va matot, kaip aš ir sakiau, nuolat žmonės klausia, kuo šiltinti ir kaip ir kiek. Nu tai kuo? Ne kuo atsakymas būtų, o kaip šiltinti. Tai mano atsakymas būtų aišku, sandariai. Kaip jūs padarysit sandarumą, kokias medžiagas naudosit, tai yra jūsų pasirinkimas. Kodėl, kaip aš galiu pasakyti, kad imk polistirolą arba imk vatą, man tai tas pats, kuo jūs šiltinsit, bet aš sakau, šilumą išsaugosit tada, kada jūsų pinigai sušildytas oras negalės keliauti kiaurai per konstrukciją. Tai reiškia, turi būti sandaru, šiltas oras atsirėmė ir jam kelio toliau nėra. Tai užsandarinti reikia. Ir dabar, vat vėl, ar tai bus ilgalaikis sandarumas ar ne, mes apie tai jau kalbėjom. Tiesiog, tai ką aš galiu pasakyti Andriui, tai jeigu yra 10 cm stiklo vatos, ar ne, nu tai kas tai yra, ar ta stiklo vata yra užsandarinta ten. Jeigu ten nėra jokio sandarinimo, nu tai žinot, kaip liaudis sako, kaip nabašnikui kompresas. Tada viskas eina kiaurai ir viskas. Tai tiesiog reikia imtis priemonių ir sandarint. Kokias medžiagas ir kaip. Jeigu polistirolą jūs naudosit granuliuotą, pavyzdžiui, ar ne, polistirolo plokštės, tai jos sandarumą įgauna tik tai tada, kai jos priklijuotos ištisų klijų sluoksnių. Tada sandarina būtent patys klijai ir į polistirolą jau nekeliaus iš vidaus šiltas oras. Bet prie medinių konstrukcijų paprastai tai nedaroma. Tai su polistirolu medinės konstrukcijos retai sandarinamos, nes tai ten ir nelygus paviršiai ir su tais klijais ten yra problematiška. Tai dažniausiai arba optimaliausiai tai yra, kaip sakyčiau, purkšt putas ir viskas jau ten, tada nereikia nei lygint kažko, nieko, putos užsipurškė, pilnas sandarumas yra, arba, tada jeigu dedat vatą, tai medinės konstrukcijos su vata, ten yra specialus konstruktyvas, tai reiškia ant medinio namo išorinio paviršiaus turi būti difuzinė plėvelė, jau ne ta garo izoliacija, difuzinė plėvelė, tada dedasi vata, tada darosi tarpelis, reiškia dedasi vėjo izoliacija, tada tarpelis būtinas yra, kad kondensatas, kuris gali papulti į vatą iš vidaus dėl nepilno negarantuoto užsandarinimo, turi leisti tam kondensatui išsigaruoti ir išsivėdinti, o ten jau yra prasideda. Tai aš atskiras laidas darau apie medinių namų šiltinimą ir kalbėjau jau ne kartą, tiesiog šitą dalyką reikia atskirai pradiskutuoti visą šitą konstruktyvą. Tai dabar aš gal čia nesiplėsiu apie šitą, tuo labiau, kad čia yra ir tai toliau lubos netvarkytos, tai važiuokit, sienos kažkas tai daryta ten ar ne, lubos netvarkytos. Tai jeigu lubos netvarkytos, tai pirmas prioritetas netvarkytas. Tai va nuo to tiesiog reikėtų ir pradėti. Čia reikia detaliai eiti ir žiūrėti tiesiog, kas ten yra ir ką ten galima padaryti. Todėl aplamai principus aš, sakykime, kažkiek paminėjau, o jau detaliai, kaip konkrečiai šiuo atveju, tai reikia matyti konstrukcijas, reikia žiūrėti, kur, kaip atidaryti, iš kurios pusės ten, kaip prieiti ir ką galima būtų padaryti. Tai jau čia detalesniai konsultacijai reikia giliau į tą dalyką. Tai ačiū Andriui už klausimą. Toliau, dar Andrius dar kartą klausė, sveiki. Yra apšiltintos kambario sienos iš išorės palėpėje, kurios nėra šildomos. Plotas 10 cm akmens vata ir dar nėra uždėta vėjo plėvelė. Klausimas, ar galima būtų panaudoti kaip sandarinimo medžiaga gamo putas plonų sluoksnių vietoje vėjo plėvelės dėl geresnio sandarumo.
Ne, Andriau, šito dalyko praktiškai nedaroma už tai, kad šita medžiaga, jinai duoda pilną sandarumą panašiai nuo 7 cm. Kaip sakiau, garo laidumą jinai turi ir tam ir garas įeina į paviršinius sluoksnius tik tai, todėl šita medžiaga sandarumą įgauna nuo 7 cm ir realiai rangovai, kiek žinau, mažiau negu 10 cm neužsijima pūtimais. Nes poliuretanai tai yra medžiaga, kuri šiek tiek išsibanguoja ir ją tada reikia nulyginti, tai plonų sluoksnių niekas jums šito dalyko nedarys, tai ne tam skirta medžiaga. Šita medžiaga nėra, sakykime, kaip vietoj plėvelės kažkokios membranos naudojama. Ji naudojama kaip šiltinimo medžiaga tam tikrų sluoksnių, kad ji šiltintų. Ir jis savyje turi galimybę ir tarnauti ir kaip oro, ir kaip garo barjeras, ir kaip vėjo barjeras. Todėl tai nėra atskirai, sakykime, vien tik tai vėjo izoliacija. Ji nenaudojama šitaip. Todėl šitą dalyką aiškiai galiu pasakyti, kad ne, bent kiek aš susidūriau, tai tikrai rangovai šito dalyko nedarys. Toliau Vytautas klausė, ar teisinga mūrinio pastato sienas iš išorės šiltinti ekovata ar kitokiu purškimo būdu? Ar geriau tai daryti su akmens vata, nes galutinėme variante bus, taip, žinai jau man, bus medinės lentelės. Ar teisinga mūrinio pastato sienas iš išorės šiltinti ekovata ar kitokiu purškimo būdu? Nei teisinga, nei neteisinga. Padarykit sandariai, padarykit taip, kad tai būtų ilgalaikiai. Dabar ekovata yra orui laidi medžiaga. Kaip jūs ją pilnai izoliuosit? Rangovai deklaruoja, kad nereikia jokių papildomų, sakykime, izoliacijų ekovatai. Nu, tai galima sakyti, kad nereikia ir turėti nuostolius. Tai aišku, kada jūs uždėsit, kad ir orui laidžią medžiagą, bet ji bus tankesnė šiek tiek ir šiek tiek oro cirkuliacija pristabdys, tai jūs galit pajausti kažkokį efektą, bet jūs niekada ir nesužinosit, kad galėjo būti 5 kartus geriau. Tiesiog jūs gyvensit su tuo mažu efektu ir galvosit, kad taip ir turi būti. Žmogus negali pabandyti to, paskui pabandyti kito ir tada įsirinkti. Apšiltinau namą su ekovata, paskui nuėmiau ekovatą, apšiltinau su gamo putom, paskui nuėmiau gamo putas, apšiltinau su paprasta vata ir tada palyginu ir pasirenku. Šitaip nepadarysit. Tai tiesiog gyvensit su tuo, kokį pasirinkimą padarėt. Ir net nesužinosit, kad galėjot visą gyvenimą taupyti ryškiai, turėti mažesnės šildymo išlaidas. Nu, tiesiog taip yra. Todėl aš sakau, čia reikia žiūrėti ne į kažkieno tai kažkokius tai neargumentuotus patarimus, o reikia žiūrėti į medžiagų savybės. Ką duoda kas. Joms, jeigu reikia, kad šiluma nekeliautų per sienas, tai reiškia pirmas dalykas, turi nepraeiti oras, antras dalykas, turi medžiaga nesudrėkt, neįgert vandens daug, tai važiuorėti į vandens įgeriamumą, į oro laidumą, į garų laidumą, va tas savybės pasižiūrėjus, tiesiog pasirinkti optimaliausią variantą. Štai ir viskas. Ar geriau būtų daryti su akmens vata? Nu, su akmens vata yra visos sandarinimo užduotys yra. Ir tada reikia žiūrėti, kaip nuo vėjo apsaugosit akmens vatą iš išorės, kokiu būdu. Jeigu dėsit plėvelę, prie ko ją klijuosit, kaip sandarinsit viską pilnai, kaip galus kraštus, kampus užsandarinsit vatos. Nes paprastai plokštumos užsandarinamo, o visi galai taip ir lieka ir matosi viskas. Ir šiltas oras per visus galus eina laukan, iš kitos pusės įeina šaltas oras. Taip, tai nėra taip, kaip visiškai per tuštumą eitų, kad ten orai švilptų, bet lėčiau, bet eina tas oras. Tai nuostolius mes turim. Tai Vytautui tiek. Atsakau, toliau. Turiu medinį namą, su kuo patartumėt apšiltinti, klausė Valentina. Nu vėl, vat matot, aš ką ir sakiau, žmonės tiesiog sako, o su kuo geriau šiltinti? Man tas pats, su kuo jūs šiltinsit. Tiesiog reikia padaryti sandariai ir ilgalaikiai. Ir tada žiūrėt,
kiek kainavo medžiagos, kiek kainavo jų sudėjimas, kiek kainavo sandarinimas ir kokį galutinį rezultatą jūs turit ir kiek jisai bus ilgalaikis. Tai kai mes visos šitos kaštus įvertinam, plus įvertinam minimum 5 metų eksploataciją namo, va tada galim lyginti. Tai žinot, šitame seminare šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas, aš esu įdėjęs būtent tokį palyginimą, kaip atrodytų šiltinant su paprastom orui laidžiom medžiagom, sakykime, su vata, ir kaip atrodytų su sandaraus šiltinimo technologija. Kokios išlaidos kaštai, eksploataciniai kaštai, įrengimo kaštai ir tada žiūrim, kur racionaliau su 5 metų eksploatacija viso namo. Ten yra labai akivaizdų skaičiai, todėl tikrai šitame seminare jūs gausit pilną atsakymą apie tai, kas geriau, kas racionaliau. Nes čia dabar aš jums negaliu eiti per visą papildomą seminarą pravest būtent apie šitą dalyką. Todėl aš savo pasirinkimą aš jums pasakiau, kas man atrodė, kai aš rinkausi, o toliau tik jūsų sprendimas, kaip jūs. Nes, gamų technologija rangos momentu jinai gali atrodyti brangesnė. Nes imam vatą parduotuvėje, ji pigiau kainuoja, ar ne, ten plėveles dar kažką susipirkam, lyg tai gautųsi pradiniai sumoj pigiau. Bet kai jūs pradėsit įrenginėti ir pamatysit, kiek ten knisalinės yra, ir kiek paskui ištaisimų, pataisimų po sandarumo testų, kai matot, kad nesigauna ir čia kiaurai ir dar ten ir vėl ten eit klijuot, ir paskui ant tų apklijuotų jau vėl iš viršaus klijuot neišeina, reikia nulupt, o nulupt nelabai nusilupa, plėšosi tą plėvelį. Ten yra tokia vargo vakarienė. Bet aš nenoriu gąsdinti jūsų iš tikrųjų, bet ir žmonės žinot, ką padaro, paskui galas nematė, gal gerai bus kažkaip, ir uždengia tai ir gyvena su tais nuostoliais. Aš nesirenku tokio sprendimo, bet kiekvienas sprendžia pats. Tai štai, Valentinai, tiek galiu atsakyti. O jeigu jau imtume konkretų variantą, konkretų namą su konkrečiais prioritetais, su jūsų, kokias turit medžiagas, kokias iš kur gaunat, kokias kainas, galim padiskutuoti, galim padėlioti sąmatą tiesiog. Tai jeigu šito dalyko norit, tai tiesiog įeikit į sandarusnamas.lt mano svetainę, užsiregistruokit konsultacijai ir mes tikrai pereisim šitą dalyką ir spręsim. Taip, Rolandas, kaip geriau šiltinti šlaitinį stogą? Vėl tradiciniai klausimai, kaip geriau? Vėl atsakymas mano, sandariai. Ir toks atsakymas erzina kartais žmonės. Ką aš galiu pasakyti, kaip geriau? Sandariai reikia apšiltinti. Kokiom medžiagom? Vėlgi, tai jūsų pasirinkimas. Jeigu jūs tikrai manot, kad jūs paruošit visus paviršius, detaliai nusiurbsit, išlyginsit viską ir gerai priklijuosit ir tikrai tikitės, kad tai bus ilgalaikiai sandaru, gali būti. Gal jūs ir padarysit taip. Tai tiesiog, vienas variantas. Aš, pavyzdžiui, nesirinkau šito, nes aš pats nedariau, o nuolatos kiekvieną ten centimetrą kontroliuoti tuos žmonės, kurie tai darys, aš neturėjau galimybės ir žinojau, kad tiesiog bus uždengta apdaila ir aš nepatikrinsiu ir jeigu ten bus blogai, tai jau apdailos nelupsiu, todėl aš neprisėmiau tokios rizikos ir aš tada ėmiau technologiją, kuri man garantavo, kad tikrai bus viskas ilgalaikiai ir patikimai. Tai štai. Todėl, Rolandai, į tokį klausimą, tai negaliu aš atsakyti, arba reikia labai imti konkretų variantą, jūsų prioritetus, iš kur jūs medžiagas gaunat, kokias, kaip jūs žadat daryti. Aš galiu pakonsultuoti, kaip detaliai reikia užsandarinti, kada jūs naudojat plėveles ir lipnes juostas. Į ką atkreipdėmėsi, į kokias juostas naudot, kokias plėveles, viską mes galime eiti ir diskutuoti apie šitą dalyką. Ir tada jau reikia žiūrėti ir sąmatas, iš kur medžiagas gausit, kiek jos kainuos, nes profesionalios lipnios juostos kainuoja brangiai, ten minimum euras už metrą, ar ne?
kiek tų metrų jums reikės ir tada paimsit, kai sudėsit visas sąmatas, tiek vatą, tiek transportavimą, tiek sandėliavimą, tiek įrengimą, tiek sandarinimą, viską, jūs sudėsit ir pamatysit, kad jūs nesutaupot, o laiko prarandat ryškiai apie 30 kartų daugiau, negu kad paimti iš karto vienu ypu, padaryti šiltinimą su sandarumu kartu. Tai mano patirtis tokia. Edgaras klausia. Taip, namo sienos 24 cm į tong blokeliai. Kokį apšiltinimo pasirinkti storį ir stogas santvarinis, kuo geriausiai būtų jį apšiltinti. Nu va, kai santvarinis stogas, ten tikrai yra labai sudėtinga padaryti sandarumą, nes kada prileidi prie santvarų visur, kaip užsandarint visą tai, ten daug kampų, kerčių ir priklijavimų. Nu, praktiškai galiu pasakyti, tai nerealu beveik. Kad. Nu, nėra neįmanoma, nieko neįmanomo nėra, bet užsikasit su tokiu dalyku. Tai paimti ir užpurkšti tiesiog elementariai, kur užsisandarina viskas, visos kampeliai, kertytės, viskas pilnai, man tai atrodo racionalu ir paprasta, ir ilgalaikiai, ir garantuotai. Tai vėlgi, sakysit, propaguoju šitą technologiją, nematau kitos. Parodykit man kitą, aš propaguosiu kitą, kuri yra racionalesnė. Tik tai duokit man žinią, jeigu randat rinkoj tai. Tai štai tiek. Tai dabar kokį apšiltinimą pasirinkti ant sienų blokelių. Nu, kokį pasirinkit. Galit pasirinkti polistireninį putplastį, bet jį turėsit klijuoti ištisų klijų sluoksnių. Tai čia jau be kompromisų. Nes jeigu tarp polistirolo ir paties fasado blokelių bus oras, jis, gavę šilumą, pradės plėstis, jis ištekės. Į tą vietą ateis šaltas oras. Vis tiek tai cirkuliacija vyks. Jeigu net perimetrų klijuosit, jūs neužtikrintas, kad visų perimetrų pilnai prisispaudė ir oras vis tiek ras, kur išlyst. Tai čia šitie dalykai vyksta. Todėl čia be kompromisų. Jeigu norit gero rezultato, polistirolą klijuojate ištisų klijų sluoksnių. Klijų sunaudojama dvigubai daugiau negu paprastai. Ir žmonės tada sako, tai per brangu. Taip, tai yra brangiau. Kitas variantas, vėlgi žiūrim, kokios apdailos jums reikia. Nes, pavyzdžiui, ant gamo putų neuždėsit tinko. Tinko neuždėsit. Reiškia, gamo naudojama tik tai su karkasu ir ant karkaso tvirtinamos apdailinės medžiagos. Tai yra fibrocemento dailylentės, plokštės, ten įvairius ir taip toliau, kurios tvirtinamos prie karkaso. Jeigu norit tinko, tada naudosit polistireninį putplastį. Bet su ištisų klijų sluoksniu. Tai va, tiek ant sienų, o santvaras, jeigu santvarinis stogas, nu tai jau čia be purškiamos technologijos, nu, užjaučiu tiesiog. Toj vietoj su vatom ir sandarint rezultatas tikrai jau nekoks būtų. Tai toks mano patarimas būtų Edgarui. Taip, toliau, dar čia daug klausimų yra. Nu kągi. Mantas klausia, namas 2 aukštų, sienos plytinės, dalis perdangos yra gelžbetoninės plokštės, o kita dalis medis plus vata. Palėpiai nešildomas, stogas nešildomas. Yra rūsys per visą namo plotą. Maždaug 2/3 rūsių yra po žeme, 1/3 iškilo virš žemės. Langai plastikiniai, bet jau pasenę ir ne visi sandarūs. Yra 2 kaminai, atviras židinys, pirtis rūsyje, kaminuose ventiliaciniai kanalai su angomis kambariuose. Nuo ko pradėti šiltinti, kokias medžiagas rinktis. Poliuretano putas, polistirolą, vatą, birę vatą ir taip toliau. Klausimas toksai. Vėl, ką rinktis ir kaip daryti, nuo ko pradėti. Tai pirmas prioritetas, aišku, viršus, tai čia jau aišku, jau mes prioritetus susidėliojom. Toliau dabar yra oro nutekėjimas ryškus per ventiliacinės angas. Šitoks vėdinimas, tai jis reikalauja nedviprasmiškai pilno gero sandarumo, nes ventiliacinės angos traukia. Ir jeigu namas nesandarus, tai per visus galus, per visus plyšius į vidų traukiamas šaltas oras, nes nuolatinis oro išretėjimas yra.
ventiliacinės šachtos, tai yra kaminai, kurie tiesiogiai susijungia su lauku. Reiškia, visą orą sušildytą mes paleidžiam į lauką. Kad negalėtų būti ištraukiamas šiltas patalpų vidaus oras, būtina padaryti, kad, nu, kaip bonkoje, kiek galite iš butelio oro išsiurbti. Nėra pritekėjimo. Reiškia, pilnas sandarumas neduoda pritekėjimo ir tada nesigauna ir ištraukimas. Tai reiškia, kad mes turim turėti galimybę oro įleisti tik tai tiek, kiek mums reikia. Tai reguliuojama, pavyzdžiui, langų mikroventiliacinė padėtim, kada įleidžiama po nedaug, tas oras maišosi viršuje lango įeina ir maišosi su šiltų patalpų vidaus oru, pamažu leidžiasi su vėsiu oru ir mes kvėpuojam juo ir viskas teka į ventiliacinės angas. Jeigu mes nenorim, kad šita cirkuliacija būtų, mes sandariai uždarom langus ir jeigu pilnai padarytos konstrukcijos sandariai, tokiu atveju pritekėjimas sustoja ir ištraukimas sustoja. Bet paprastai tai padaryti, nu, nėra taip paprasta, nes reikia pilno gero sandarumo. Tai va čia reikia ir pereiti per visas konstrukcijas. Dabar sakote, jeigu langai nesandarūs, langus visada galima sureguliuoti, nes tai yra tik tai tarpinės ir apkaustai. Ir viskas. Plastikas, jisai tarnauja pakankamai ilgai, taip kad sureguliuoti gerai langus ir padaryti juos sandarius, tai tikrai padaroma. Čia, nu, o kad langų rėmai ten šiek tiek šiltesni ar mažiau šilti, tai netiek jau labai stipriai įtakoja į bendrus šilumos nuostolius, taip kad su langais dar čia taip, nu, stiklo paketai, jeigu yra šaltieji, seni stiklo paketai, tai tada tikrai tai nuostolius duoda. Tai tiesiog reikia žiūrėti, bet pirmiausiai tai sandarumas visų tų dalykų. Tai prioritetai nuo viršaus einam viršutinė konstrukcija, sienos, tada einam žemyn, langai durys, tada dar žemyn einam, grindys ir pamatai. Ir visą tai tiesiog reikia. O kokiom medžiagom, kaip jūs darysit, vėlgi, kartoju dar kartą, tai yra jūsų sprendimas. Daryti reikia taip, kad būtų sandaru ir sandarumas išsilaikytų ilgalaikiai. Tai yra sandaru ir patikima, kad sandarumas išsilaikys. Tai, kaip matot, su klijavimo lipniom juostom patikimumas mažėja, užpurškus, vėlgi, jeigu teisinga technologija užpurškėt ne bet kokį poliuretaną, o tą, kuris neišsisandarina, tai tada tai patikimiau yra. Čia sprendžiat patys ir dabar man detaliai analizuoti, kas ten galėtų būti, čia tiesiog reikia žiūrėti jūsų prioritetus, kokias medžiagas iš kur gaunat, dar kartą sakau apie tai. Tai tiesiog principus dar kartą pakartoju. Taip, kas čia dar Benas klausė. Karkasinis namas dengiamas izoplat priešvėjinė plokštė, po to bus dedama difuzinė plėvelė ir ant medinių tašų montuojamos dailylintys. Klausimas, ar verta klijuoti plokščių tarpus su siga lipnia juosta, nors tos plokštės bus uždengiamos difuzinė plėvelė, gal naudoti kaučiukinį hermetiką tarpams, čia apie sandarinimą. Tai dabar, jeigu ta plokštė dedama jau karkasinis namas, tai iš išorės dedama ant vatos, ar ne, tai įvertinkit tai, kad vata turi turėti galimybę išleisti kondensatą iš savęs. Tai yra būtinumas tas, kad mes nesam užtikrinti, kad iš vidaus mes tikrai padarysim taip, kad garo neįeis visiškai. Tai kadangi jau praktika rodo, kad garo izoliacinis sluoksnis iš vidaus, jeigu ir padaroma sandariai pradžioj, tai po to jisai išsisandarina ir garas papuola į vatą. Ir jeigu mes pilnai uždarysim iš išorės, tas kondensatas pūdys viską ten viduj, negalėdamas išeiti. O išėjimas visada yra į išorę, į lauką. Todėl iš išorės ir daroma galimybė išeiti vandens garams. Jei šitos galimybės nepaliekam, turėsim problemų. Tai vata yra būtent tokia medžiaga, su kuria tikrai nuolatos yra daug problemų, todėl kad padaryti gerai, ilgalaikiai, hermetiškai sandarinimą, nu, praktiškai nepavyksta. Va čia ir yra reikalų. Tai ta difuzinė plėvelė, jinai dedama yra, nu, kaip,
tam, kad šaltas oras nepapultų į vidų. Tai jeigu ją gerai pilnai užsandarinsit ir ne tik plokštumą, bet ir visus galus, kraštus, kampus ir taip toliau, tokiu atveju jinai atliks savo funkciją ir nereikės nieko sandarint pačią plokštę, nes izoplat plokštė jinai dedama standinimui karkaso. Tai ji netarnauja nei kaip šiltinimo medžiaga, nei kaip vėjo izoliacija. Ji tiesiog yra skirta konstruktyvui, standinimui karkaso, surišimui pilnai. Kitokiu atveju praktiškai, kaip jūs e, ji tą funkciją pagrindė ir atlieka. Gerai. O toliau, jeigu detaliau kažko tai reikia, tai tada jau reikia detaliau nagrinėti konkrečiai kiekvieną konstruktyvų dalelę, jau čia reikia aptarinėti. Tai nesinori, kad detaliai spręsta vieną mazgą, nes galbūt tai ne visiems aktualu. Ne? Taip, Nerijus dar klausė, kas svarbiau, ar perdangos apšildymas. Tai šildymas yra šildymo prietaisų įrengimas ir šilumos generavimas. Tai mes turėtume kalbėti apie šiltinimą, ar ne? Tai ar perdangos apšiltinimas, kai namas su šalta palėpė, ar pamatų hidroizoliavimas ir apšildymas, apšiltinimas vėlgi turėtų būti. Tai nerijau, prioritetus šiandien išnagrinėjom, ar ne? Tai jeigu nori ekonomiško namo, tai pirmiausiai pasirūpink, kad tavo pinigai sukurtas šiluma nekeliautų, nes šiluma kyla į viršų, kad ji neiškeliautų laukant ten viršui. Tai pirmas prioritetas, kai šiluma atsirems ir negalės pabėgti, tada jį pradės kauptis. Ar tu prikaupsi iki pat apačios? Va čia sekantis klausimas. Tai reiškia ir sienos, tada langai, durys ir tada grindys ir pamatai. Taip, kad pamatus palikim pabaigai. Toliau dar kas čia Tomas klausė, nuo ko pradėti seno namo renovaciją? Nuo ko pradėti? Va, vėl prioritetai, ar ne? Tai šita laida, ko gero, jau atsakė į klausimus. Pirmas prioritetas - viršutinės konstrukcijos ir einam žemyn nuo to. Aišku, nuo ko pradėti seno namo renovaciją? Tomai, atsakysiu dar aiškiau. Pradėk nuo problemos. Pirmas dalykas - problema. Tai reiškia, kas tavęs netenkina, į ką sutelki dėmesį, nes renovaciją žmonės įsivaizduoja ne tik tai, kad ekonomiškumą, bet tuo pačiu ir atnaujinimą, ir interjerą, ir visą kitą. Tai kas tau pirmas prioritetas? Jeigu mes kalbam apie ekonomiškumą ir šilumos išsaugojimą, tada aišku, kad pradedam nuo sandarumo testo. Tai dėmesio dar kartą, sandarumo testas. Tai yra pirmas dalykas - diagnozė. Namui nusistatyti, kuo serga namas, kur šiluma pabėga. Nes jeigu namo šiltumo šlubuoja, tai kur pabėga šiluma ir per kur įeina šaltis. Pasidarai sandarumo testą ir pradedi nuo tų konstrukcijų, kurios tikrai jau labiausiai tau duoda nuostolius, kur labiausiai išeina šiluma, tavo pinigai sukurta. Nu ir kągi, ir dar vienas klausimas. Kokio gylio duobę reikia iškasti aplink pamatus, norint juos apšiltinti ir kokio storio. Namo sienos ir po pusės namo yra nešildomas rūsys. Taip pat yra keletas rūsio langų prie pat žemės. Namas yra ant kalno ir viena pamato pusė yra 1,2 metro nuo žemės, o kita 0,3. Tai yra normos pagal mūsų klimatinę zoną įšalo gylis, tai 1,10 m pagal statybinės normas buvo, kad jeigu pilnai, tai 1,10 m reikėtų, reiškia, apšilti. Bet realiai pas mus tiek nedaroma. Čia yra jau kritinis pagal sakykime, senesnės normas. Dabar tai 70 cm daugiau paprastai nedaro šito dalyko, bet jeigu jums reikalinga energinio efektyvumo klasė kažkokia tai bet kokiu atveju jūs turite turėti projektą ir projektuotojas turi tada šitą dalyką paskaičiuoti pagal normas tikrai. Tai vėlgi reikia suprasti dar šitą dalyką, kad
galima aukoti vienos konstrukcijos apšiltinimo parametrus, mažinant, o kitoj konstrukcijoje didinant, nes bendras namo energinis efektyvumas skaičiuojamas bendrame kontekste. Todėl kai kur galima parametrus šiek tiek sumažinti, jeigu ten yra reikalas kažkiek tai suplonint sluoksnį ar ten dar kažką, o kitur tada turėsi padidinti, kad bendras šilumos išsaugojimas, bendras ekonomiškumas namo nenukentėtų ir atitiktų tam tikrą energinio naudingumo klasę. Tai va čia tiesiog variantai yra įvairūs, todėl pasakyti, kiek konkrečiai tau reikia šiltinti pamatus, vėlgi, jeigu nėra energinio efektyvumo klasė pasiekti užduoties tokios nėra, tai tada reikia žiūrėti, o kokie tavo prioritetai, ką tu nori ten turėti tame name. Ir tada į visą tai žiūrima komplekse. Brangieji, jūs sušildot orą savo patalpose. Ir tą orą reikia keisti. Kokiu būdu jūs keičiat orą? Tai iš karto priklauso ir nuo vėdinimo. Kokia logika šiltinti labai brangiai ir daug, jeigu tą sutaupytą šilumą jūs atidarysit langus ir paleisit kiaurai. Nesiriša galai tada. Tai matot, viskas sprendžiama kompleksiškai. Todėl pasakyti, kuo ir kiek ir kaip, čia reikia įvertinti visus jūsų prioritetus ir plus įvertinti, kaip jūs ruošiatės išlaikyti tą šilumą, kur jūs ją dėsit sutaupytą. Jeigu jūs per vėdinimą ją išvaistysit, nu, tai tada nėra logikos ypatingai stipriai šiltint, nes vis tiek sutaupytą šilumą jūs išmesit laukant tiesiog. Štai tiek klausimų ir aišku, kad čia detaliai išnagrinėti šitiek per trumpesnį laiką neišeina, tai principus aš pakartojau, kuriuos jau pakalbėjom per šį seminarą, o toliau, jeigu detaliau kažką norit eiti giliau, aš tikrai pasirengęs jums padėti, tiesiog registruokitės svetainėje Sandarus namas, registruokitės į konsultaciją ir aš jums tikrai padėsiu. Taip, tai kol kas, brangiai, lyg ir atsakiau į klausimus, klausimų daugiau nematau jūsų tiesioginėje transliacijoje, dabar klausimų nematau, tai jeigu kažkas tai iš jūsų dar norit įsigyti seminarą su nuolaida, tai aš laukiu jūsų komentaro su žodžiu noriu. Ir tiesiog tada jūs man atsiunčiat laišką su parašymu, kad norit nuolaidos seminarui, nes dalyvaut gyvai transliacijoje. Tiek šiam vakarui. Pakankamai užtrukom, nes klausimų daug. Aš dėkingas visiems, kurie uždavė klausimus, kurie domitės ir pasirengęs tikrai padėti jums detaliau ir giliau išspręsti kiekvieną atvejį, nes įsigilint per tokią trumpą transliaciją labai detaliai ir išnagrinėti viską ir duoti labai argumentuotus patarimus tikrai nėra lengva, bet tam reikia skirti daugiau šiek tiek laiko analizai. Tai aš dėkoju jums ir susitiksim sekančioje transliacijoje, stebėkite anonsus, registruokitės, dabar kiekvieną kartą užsiregistruojat ir tada dalyvaujat būtent šitoje grupėje, dalinkitės žinia apie tai, kad tokios transliacijos vyksta savo aplinkoje, kažkam galbūt tai naudinga ir gal žmogus dar nežino apie tai, kad yra tokios galimybės. Tai ačiū jums ir iki pasimatymo sekantį kartą. Ate.